Visiškai sutemo. Virš pelkės pakilęs rūkas linko užguldamas kupstus, tačiau į aukštumą nepakilo. Ducis apėjo miegančius vorus, patikrino, ar iš palaužo pelenų nešviečia žarijos. Išsirovęs kuokštą viksvų, nubraukė nuo balnų apačios prikibusius purvo gurvuoliukus. Vaikai ieškojo kelio iš salos. Ilgai klaidžiojo po mišką ieškodami išėjimo, o nenaudėlis Plienas negalėjo nustygti vietoje, neiškrėtęs kokios šunybės. Tai batą atriša, tai kokią gniūžtę meta. Ir galiausiai jam pačiam nutiko nelaimė. Turbūt taip pat taikėsi kažką pastumti, bet pats nusirideno nuo kalno ir susižeidė. Pliene, kas tau? Ar tau viskas gerai? Mazgi, kas jam? Koja išniro. Ir matyt keltą pinigą. Vargšelis. O iš kur jis viską žino? Jo prosenelė Gyduolė. O gal ir visi šuninai Gyduolė? Gyvens. Ir iš jūs dabar jo nereiktų judinti. Iš viso kokias 2-3 savaitės. Neturim tiek laiko. 2-3 savaitės? Per 2 dienas turim pasiekti sapnų karalystę, kur yra kitoje ezero pusėje. Mes jo taip palikti negalim. Tada reikia pasidaryti neštuvus. Aišku, vėl čia būtų greičiau, bet jis nuo drėgmės gali dar labiau susirgti. Reikia pasidaryti neštuvus. Tai ką daryti? Tačiau vaikai geraširdžiai ir negalėjo palikti savo draugo voro vieno.